Ekslibrisas kažkaip tą patį autorių kažkaip progą pasireikšti ir išreikšti pagarbą kūrėjui. Ar ten, pavyzdžiui, kokios, pavyzdžiui, ar jis prozininkas, ar poetas, kurie yra artimesni ir su kuriais tenka su jais bendrauti, ar su jų kūryba. Tai ir tie ekslibrisai kažkaip liktai tokie formai gali tą žmogų pagerbti. Dėl to, kad aš lankiau dailės studiją. Kada buvau nuteistas pagal 58 straipsnį, tai Vorkutoj teko kartu dirbti, kartu bendrauti su skulptorium Pranu Baleliūnu, kauniečiu. Jį areštavo iš karto, tik Sovietų muziejus čia iš karto areštavo. Jis buvo savanoris ir su mano tėčiu savanoriais vienoj kuopoj tarnavo. Pirma buvo lino raižiniai buvo. O paskui, kada radom, kaip šitą atsišviesti, pasidauginti, tai paprasčiau yra pieščinuką padaryti ir jį atšviesti paprasčiau.